Sveiki visi, ačiū, kad įsijungėte mano video. Šiandieną esu prie Vilniaus oro uosto ir šiandieną pradedu savo naują gyvenimo etapą. Šiandieną išvažiuoju pusę metų į Tailandą, į Bankoką. Tai dabar turiu pirmą skrydį už lygiai 2 valandų į Helsinkį ir tada iš Helsinkio skrendu į Bankoką. Bet viskas nebus taip paprasta, būtų neįdomu, jeigu būtų viskas taip paprasta. Tai man lėktuve liks vietos tik tada, jeigu kažkas ar nusikencelini savo skrydį, ar neatvyksi savo skrydį. Žodžiu, jeigu lėktuve liks vietos, tada man liks kur sėsti, o jeigu lėktuvas pilnai išsipildys, tada realiai neturėsiu savo bilieto, neturėsiu kur sėsti ir tiesiog reikės likti per naktį oro uoste ir laukti kitos dienos. Tai nežinau, šiaip tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ir bandom, tikiuosi, kad pavyks išskristi į Helsinkį. Jeigu pavyks, tada jau tikiuosi, kad susitiksim Bankoke. Šiuo metu esu su štai tokia amunicija ir išvykimas. Let's go, varom. Jau esu prie savo vartų, laukiu dabar skrydžio. Ir pradėjau overthinkinti, galvoti, kad šūdas, čia what the fuck, nenoriu filmuoti, kaip sunku viskas bus. Čia antras darbas, tiek viską filmuoti. Ir reiks dar tą paramušti baimę visą, kad prie žmonių šnekėti, prie žmonių filmuoti, nes kas tas irgi yra labai baisu. Buvo netgi momentas, kad galvoju, ką aš čia šūdą, nesąmonę darau, galvoju, šiandien nieko man čia nebefilmuoti ir tiesiog varyti tą pusę metų gyventi. Bet galvoju, ne, aš turiu paduoti kontento. Taigi tam aš ir varau, kad kontentą paduoti. Tai aš išmoksiu, viskas gerai. Svarbu, kad aš jums prisipažįstu, kad kol kas man yra baisu šnekėti prie žmonių, baisu filmuoti, nežinau ką filmuoti, nežinau kaip ką daryti. Viskas yra naujas experiences, bet aš manau, kad iš to ir mokomės, ne? Tai tiesiog filmuosiu beleką, bandysiu, editinsiu, žiūrėsiu ir svarbiausia, tikiuosi, kad kročio su kiekvienu vlogu vis bus progresas. Kol kas tai labai baisu beleką daryti visiškai, tai čia vėl nemoku šnekėti, nežinau, ką šnekėti, vykia. Tokio dydžio lėktuvukas. Iš vis turime, kad tokio lėktuvų skrendu. Propeleris, atviras propeleris, karo. Tik 2 sėdynės. 2 čia, 2 ten. Nusileidau Helsinkio oro uoste ir iš tikrųjų prisipažinsiu. Pirmas dalykas, ką varysiu padaryti, tai labai gerai pašykti. Kontento pagalvojau, kad man vapšė nusišykti yra, taigi čia niekas nesupranta, kokią aš kalbą šneku, tai man vapšė neturi būti baisu šnekėti, tai pasitengsiu kontento paduoti kiek įmanoma. What the fuck, kodėl suspinau už akinogi ir taip neimčiau. Atradau tokį aparatą, čia paspaudžiau kažką ir išmetė man 2 Revoluto kortelės. Jokingiausia, kad aš neturiu Revoluto iš tikrųjų. Bet dabar turiu 2 kortelės, bandysiu kažką prisiderinti, nežinau. Nes man kaip tik šiai reikia Revoluto, nes Tailande Swedbank'e labai brangiai atskaityti gaunasi, tai Revolutų biški pigiau. Ką unboxinam, žiūrim, ką čia gavau. Štai turim Revolut kortelę. Dabar turiu 2 kortelės. Viską susilinkinau Revoluto kortelę. Jokingiausia tai, kad aš šiandieną ryte prieš važiuojant dar galvojau, specialiai su GPT šnekėjau, ar galima užsakyti, kad atsiųstų Revoluto kortelę į Tailandą. Tai pasižiūrėjau, kad galima, galvojau, užsakysiu į Tailandą. Čia žiūriu Revoluto aparatas, pizdugoju, paspausiu, kas čia bus, paspaudžiu, kur davė kortelę. Revolut kol kas, labai geras bankas, man patinka, užskaitau. Dar žodžiu, prieš užmiegant noriu pasipasakoti savo išsikeltus tikslus, tai žodžiu, dabar Instagram'e turiu tiek followerių ir tikslas būtų 2 štukos, kad būtų minimum. Jeigu pavyktų iki 3 štukų pakelti Instagram'e, iki kol grįšiu iš Tailando, tai čia būtų pasaka. YouTube šiuo metu yra tiek subscriberių, norėtųsi, kad būtų 2 štukos irgi. 2 štukos, manau, kad čia visai įmanoma, ne? O jau idealių atveju 3 irgi. Tai tik tokia šiuo metu yra tiek, tai norėtųsi, kad būtų 7 štukos. O idealių atveju, kad būtų 10 štukų. Jeigu jau tai pavyktų, tai jau būčiau patenkintas savim. Dar pastebėjau, kad vis laiką, kai save filmuoju kažkokį negražių kampų, vis laik pagurklis labai matos. Bet galbūt ekstra oda, net daugiau manęs mato, tai šiek tiek prideda biškį tokio vis tiek gražumo, ne kadrui. Parašykite komentaruose, ar man filmuotis toliau tokio kampu, kad matytųsi pagurklis, ar pasikelti vis laik taip, kad matytųsi jawline'as. Padau tokį čia spatuką. Toks spatukas iš tikrųjų tiesiog ant sofos pakritau. Skrydis už 14 gal valandų
į kurį galimai skrisiu, nes gal liks vietų, gal neliks. Esu šiuo metu štai tokiam atspatuke. Ką tik susiderinau Revoluto kortelę. Iš tikrųjų čia tai wow. Žiauriai reikėjo Revoluto, šiandien ryte dar galvojau, kad reikia Revoluto. Ir va, pavyko suderinti viską, prisireginau, sukūriau akauntą, viskas turiu Revolutą. Ten, karočią. Ten yra tie tokie podai, tokie va, balti šūdai. Aš iš pradžių prie jų atėjau, bet galvojau, kad negalima juos kristi miegoti. Tai tiesiog grįžėjau kaip debilas. O ten tokia gera vieta. Tai taip, pramazinau. Tai va, jeigu pamatot ir čiupkit iš karto visada viską gyvenime. Nes paskui bus, va, kaip man. Galėjau miegoti ten ant tų podų, o dabar čia kaip bomžas ant suoliuko atsigulęs miegu. Krentu pamiegoti ir labanaktis. Ką, labas rytas. Išmiegota buvo gal 5 valandas, dabar yra 6 ryto. Visai neblogas tas bomžo gyvenimas, iš tikrųjų to suoliuko čia visai patogiai pakritau, visai užskaitau. Varau plautis dubus ir žiūrėti savo skrydį. Tik aišku, pirmą prieš studentų valymą. Ką reikia padaryti? Pašikt. Nu jau kada esu duty free čia. Nu tai reikia ateit biškį pasikvepinti, ne? Armani Code Parfum. Manau, kad man tik šitas. Gerai bus. Žiauriai gert norėjau, tiesiog va taip va einu pro tūliką. Ir taip manęs laukia tūlikas. Ir prie tūliko šlangą atsigerti vandenį. Kaip taip, aš taip nesu matęs dar, kodėl man čia taip yra. Ką, dantukai išvalyti, dabar sėdžiu ir laukiu savo, galimai laukiu savo skrydžio, kuris bus už 5 valandų, į kurį arba įsėsiu, arba neįsėsiu. Jeigu neįsėsiu, tai tada dar parą laiko laukti šitam oro uoste. Man čia jau atsibodo. Po biškį artėja laikas link skrydžio, bet pirmą prieš skrydį. Ką turiu padaryti? Teisingai. Pašikt. Taip, čia vaikščiau eksplorinu šitą visą oro uostą ir radau tokį vat spotuką. Sėdmaišiukai pakristi, mini sporto salytė, kažkas tokio, žodžiu, tai varau greitą meditaciją padaryti. Jau kad varam į rytų šalį, nu tai reikia biškį prie jų kultūros pratintis. Prasidėjo jau laipinimas į Bankoką, nuėjau pas tą darbuotoją paklausti, sakau, aš esu su tokiais bilietais, ar bus vietų. Sako, kol kas vietos nė vienos laidos nėra, palauk, kol visi sulips, galbūt nieks neįlips ir atsiras vietelė. Nežinau, sėdžiu, laukiu. Nu prašau, leiskit man. Tiek daug gerų darbų padariau šiais metais. Turiu pakankamai sukaupęs geros karmos, kad įlipčiau šitą skrydį. Žodžiu, sulipo visi žmonės, dabar eilės prie įlipimo prie geitų nebėra. Bet čia dar stovi dar keli žmonės, kurie lygiai taip pat kaip aš bando skristi irgi. Atrodo kol kas, kad biškį nesieksiu Tailando šiandieną. Nu ką, update'as, Kazinkė nepasitvirtino, į lėktuvą nebėra vietos. Oh my god, dabar parą laiko tam su šiktam oro uoste. Nu, abydna, ką padarysi. Čia va bachuriukai lygiai tokio pačioje situacijoje kaip aš, va irgi eina nusivylę, galvas nuleido, netilpė į lėktuvą. Matot, tiek dariau gerų darbų, sakiau, kad karma mane turi lydėti, bet karma visiškai nesuveikė. Nedarykit gerų darbų, gerus darbus. Vis tiek nieks nepadeda. Oh my god, kas čia per šūdas? Nu kodėl negalėjau manęs įleisti? Blia, kaip gerai būtų buvę, pyzdėts. Žodžiu, bendrai mes ten gal 8 laukiam tą skrydžio. Visi dabar liūdnim, va čia sėdim, laukiam savo bagažo. Tikėtina, kad šitie beičiukai visi rytoj irgi varys ir bandys kartu skristi antrą kartą. Nu nežinau, tikiuosi, kad sutilpsiu bent jau rytoj, nes jeigu rytoj reikės vėl čia miegoti, aš nei rūbų neturiu, nei triusikų kojinių, nieko, aš toks smirdlas čia būsiu. Karočią, po 3,5 valandų laukimo atgavau savo begą. Eik tu, na, važiuoju į Helsinkį, į hostelį išmiegoti, atsipraus, nes jis niuchinu prakaitais. Nu rytoj vėl tas pats, o aš vėl varau į oro uostą ir vėl bandau laukti. Tikiuosi, kad pavyks išskristi, jeigu nepavyks, vėl čiūju tokią pat situaciją. Eik tu, na. Gerai, viskas, varau, žodžiu, dabar į check-iną, priduodu begą ir važiuoju į Helsinkį. No, nothing, no. Nusipirkau bilietą traukiniu, nuvažiuoti iki centro,
4 eurai kiam už vieną bilietą normaliai Helsinkis. Suomija prikėlus biški, ką? Autobusas išvažiavo už 2 minučių iš vat čia, tačiau man čia reikia kažkaip nusileisti. Karoči, čia yra tiesiog nevykėlio kelionės, pavadinsiu taip šitą. Nei aš vlogint moku, nei keliaut moku. Nieko nemoku, bet svarbu bandau. What the fuck, Helsinkis, nu biški gal susitvarkykit, ką? Atvažiuoja turistas ir nesupranta, kaip reikia ką padaryti. Galbūt čia ir turisto klaida, bet aš manau, kad Helsinkui reikia tvarkytis. Susiderinau kočių autobusą, viskas važiuoju. Autobusas 4 PM, kaip ir minėjau. Šiandienos rankraštis vakarykštę Maikę. Iššokau į dušą, sutvarkiau, dabar greitas kambario turas, kokią čia vilą pasiėmiau. Tai štai vilai turime nemažai visai lovyčių. Čia yra. Štai mano lovytė. Čia džiūva mano rankšluostis. Čia džiūva mano prakaitinė smirdantį Maikę. Aš neturiu daugiau Maikų normalių. Bloga čia situacija iš tikrųjų man yra. Nu ką, atlėkėm dabar į indišką restoraną pavalgyti su George'u. Tai what's up? This is George. Just here, you already know from Canada. But I have some nice food, but I go get some. Chill. Skanaus, chyvytė. Nu ką, žodžiu, susiradom čia hebros kažkokios, atlėkėm į kažkokį vakarėlį, kažkas čia vyksta Kalijo party, bendrai jau mūsų gal koks 15 yra. Tai gerai, ne vienas, neliūdna. Toks vakarėlis čia pakurtas, kaip aš čia atsiradau, net nežinau. You have any comments? So fucking sick, bro. We're turning up, bro. The next Central Sea is coming out. Aš dabar turėčiau skristi į Bankoką, bet dabar turėčiau būti lėktuve. Bet esu čia, manau, kad čia buvo ženklas, kad aš nenuskridau į tą Bankoką. Basically what he's saying is this was meant to happen in English. Let's fucking go, bro. Come on. He understands Lithuanian really good. He's 50% Lithuanian actually. 70. Dabar paklausinėsim, kaip Gerardui sekėsi vakarėlis. Sveikas Gerardai, kaip tu sekėsi vakarėlis? Da, sukablė, tielt kabit šibil, Slovenia in the top. O kiek vertina 1 iki 10? Kelvaliris keliašim, niet, da. O lietuviškai supranti ar nesupranti? Kokią čia kalbą šneki dabar? Šneka deba, sak digni, da roški dividalo. O tai tu iš kokios šalies esi? Sí hablo un poco español, pero también no entiendo ni la menor. Pirmą užstrigau tiesiog Helsinkyje, o dabar einam per Helsinkį pas kažką į chatą. Nu čia tai turėjo būti tikrai. Update'as, atvarėm pas kažką į chatą, važiavom pas šitą bičą į chatą. Štai čia turim hebros visai normaliai. Kaip tu čia atsiradai, ką? Bro, God's plan. Patinka tau čia? Patinka duša? Labai patinka? Da. Happy ending. Huh? Happy ending. How much? At least for 50 bucks. Oh no, he's not recording. How much would it be? 50? With happy ending? Could you guys do 30? Okay, it's okay. He'll do it for me. He'll do it. Thank you. 30 euros? Bro, she was willing to do for like 10 if I said. Nah, that's crazy, bro. Excuse me. Turim vairuotoją iš Salvadoro. Trumpas interviu, kada išlaikė teisės? Vamos. Tai ką, vakaras suskaitytas, pabuvom pas randominius suomius hatui, pabuvom randominiam vakarėlyje. Dabar važiuojam su randominiu bachuriuku iš Salvadoro, kuris gyvena Kanadoje, į hatą. Žiauriai trumpas interviu prieš miegą. Kaip vertini šitą vakarą? Amazing, great ride. This guy was behind me. He was holding me like down here. Bro, he almost went down my pants. Just grabbed my thing. I tried to, but he didn't let me. Obvious. Nu ką, labas rytas, čekautinau iš savo hostelio jau. Dabar leikiu greitai į šopą, pasiėmu kažką pusčiam užkasti. Tikiuosi, kad šiandieną jau pavyks iškristi, nes Helsinki vieną dieną buvo praleisti fainiai. Bet daugiau nebenorėčiau iš tiesų atvirai šnekant. Vėl esu Helsinkio oro uoste ir tikėkime, kad antras bandymas bus sėkmingas. Važiuojam. Okay, let's go. Nu jau kad vėl esu duty free, nu turiu vėl pasikvepinti, ką. Smirdantis neskrisiu, ne? Praeitį papaliukai nepatiko tiems darbuotojams, nepraleido į lėktuvą. Tikiuosi, kad štais praleis.
Nu ką, prasidėjo laipinimas, tikiuosi antras bandymas sėkmingas. Prašau, leisk mane, aš pabuvau faniai tam Helsinkį, suradau draugų, patūsinau. Nu bet viskas, užtenka, nebenoriu. Daugiau aš nebeturėjau skraidyti tam Helsinkį. Leisti man išvykti tą Bankoką ir prašau, talpink mane tą lėktuvą. Aš kad ir į bagažą, į kupaką galiu kažkur įlysti. Jeigu vakar neužteko karmos, kad išskrisčiau iš pirmo karto, gal užteks, kad iš antro karto išskrisčiau. Nu jeigu neišskris iš antro karto, tada tikrai sakau, kad nevarkė daryti gerų darbų yra. Eik tu, na. Bendrai 6 žmonės atvarė, pavėlavę, bet tipo max pavėlavę. Geitai turėjau uždaryti prieš 20 minučių, jie atvarė ką tik ir juos dar leido. 2 iš 2 kol kas nepavyko, 3 kartas tikiuosi, kad nemeluoja, bet kažkaip nefilinu. Kad aš galėčiau skristi su šitais tipo bilietais tokiais pigiais, aš turiu atrodyti tvarkingai, tai tipo negaliu būti su šortais, negaliu būti su vandamke, turiu būti su polo maikutė ir su marškinukais tvarkingai. Aš kiekvieną kartą turiu persirengti, nes čia bele kaip karšta yra, tai aš vis laik turiu turėti jos kupakę, prieš skrendant persirengiu, tada neįleidžiu į skrydį, atsirengiu atgal į savo fitą ir varau į miestą. To vėl atvarau čia. Apsirengiu, pasipuošiu gražiai, manęs vėl nepriima į skrydį, vėl nusirengiu, vėl varu į Helsinkį. Nu, rytoj, 3 kartas nemeluoja, ne? Jeigu mano karma nebuvo pakankamai gera, kad 2 kartą pavyktų išskristi, nu gal bent jau iš 3 pavyks. O gyvenimas yra negailestingas. Turiu likusiai vieną maikę, kuri nėra niuchinanti prakaitais, tai jeigu rytoj manęs neleidžia į skrydį, net nebeturėsiu švarių rūbų, su kuriais galėčiau išvis bele kur eiti. Ką žinau, let's go, man tai linksma, nevykėlio kelionės, let's go! Let's go! Radau tokį paspatuką čia, prie akmenukų, prie upelio pačilinti. Dar turiu problemą vieną, kad vakar po indiško maisto bele kaip šiandieną bombinau tūliką. Biški yra grūžas, kad nespėjau iš tikrųjų tą lėktuvą. Taip norėjau šiandieną išskristi. Aš gal neišskridau, galvoju šiandieną, nes tas lėktuvas nukris turbūt. Arba kažkas nutiks. What the fuck, aš jau jaučiu, kad keliavimas vienam biški per makaulę duoda. Aš tiesiog pamačiau kažkokį bičą ir man tiesiog pasirodė keistas. Jis tiesiog stovi prie kupako, vieną ranką kupakai kišęs ir tiesiog stovi 15 minučių. Tai jis traukė banano žievę, apsikabino save ranką banano žievę ir dar 15 minučių stovi. Man taip keista. Ir aš stoviu ir žiūriu prie jo. Ir iš tikrųjų galvojau prieiti prie jo kažką pašnekinti, padaryti kažkokį kontentą. Bet tada galvoju, tiesiog prie kažkokio narkomano vietinio prieisiu ir bandysiu kontentą daryti. Ar čia kontentas ar ne kontentas? Štai, dabar esu vienoj pagrindinių Helsinkio gatvių. ChatGPT paklausiu, pasakė, kad čia yra viena iš pagrindinių ir labiausiai modernių Helsinkio gatvių. Tai štai kaip atrodo. Mėga bachuras. Tai tiesiog saranai pakrytas. Čia pati geriausia gatvė. Štai. Tai gražu, bet nutrūksta kontento tam Helsinkį. Reikia užlipti dabar ten. Bet reikia įsibėgėti gerai. Šiandien atėjau į private eventą. Open mic'as vyksta. Aš sakau, aš nuo kelionių toks atsilūpęs tampu. Aš visą laiką galvojau, kad vyksta open mic'as. Stovėjau, žiūrėjau, kaip vyksta open mic'as, nes ten pana tiesiog sako jokelių ir visi žvengia. Ir visą laiką prastovėjau, prasklausau, ką jinai šnekė. Gal supratau, kad vyksta kažkoks, nežinau, milijonierių jubiliejus, kažkas tokio, bele kiek žmonių. Toks premium vakarėlis. Su dress kodais visi tvarkingai. Aš atsilūpęs nuo kelionės, ką daryti? Kaip neatsilūpti, kaip užsilūpti atgal reikia. Bet Suomiai iš tikrųjų žiauriai keisti žmonės yra. Žiūrėkit, paspirtukų firmų yra tiek, kiek yra spalvų. Helsinkio centre bičas tiesiog ieško atlobio. Aš sakau, tie Suomiai keisti žiauriai žmonės yra. Ką tu svaigsti? Su posūkiais elektrinis paspirtukas. Matė Boltą su posūkiais? Žodžiu, šiuo metu važiuoju į vietą, kur gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad kažkada būčiau tokioje vietoje. Dabar prašykit savo spėjimą, kur galiu važiuoti. Ir jeigu už sekundės jums parodys ir būsite atspėję, nuo manęs asmeniškai gausite prizą. Visas tendras ant manim
Kaip reikia su boltu važiuoti per akmenis? Gerai, planai šiek tiek pasikeitė, nepavyko nuvaryti ten, kur norėjau, bet ten, kur norėjau, kelsiuos rytoj 6 ryto ir varysiu tenais, o dabar nuvariau pavalgyti, bet viskas užsidaro 9 valandą, niekur nebedirba virtuvėje 9 valandą vakaro. Sekmadienis 9. Kokie Suomiai yra keisti žmonės, aš nesuprantu. Užlėkiau greitai su vėju prieš miegą, pasistiprinsim, kažkas tokio. Einam iki mano kambario, davai. Nu gal, labas rytas, šiek tiek yra užtinimuksas, bet šiandieną rytą pradedam šiek tiek poniškai. Tiek negi sakyčiau, per daug poniška mano skoniui. Turime sumuštinių, kiaušinių, sausų pusryčių, sultyčių ir mane. Dabar yra 7:30 ir varysiu į labiausiai suomišką dalyką, koks tik egzistuoja. Dabušnėjau arbatėlę ir varysiu. Bet prieš tai turiu ką padaryti. Teisingai. Pašiekt. Bandžiau sugalvoti, kuo labiau suomišką dalyką. Tai labiausiai suomiškas dalykas, ką sugalvojau nuveikti. Atvariau ryte. No cameras in here. No camera? You know that. You know better than that. Yeah, okay. So, get out of here. I'm gonna go get the guy. Okay. Thank you. Give us some photos. Nepatiko Suomiai, kad filmuoju. Normalus, tai aš sakau, keisti tai Suomiai yra. Neleidžia nufilmuoti, tiesiog lauko, karočią skridėje. Varau pasikaitin biškį. O aš vis dėlto pagalvojau, o ką man tas durinelis, ką jis man aiškina? Vat atėjau jums pafilmuoti šiek tiek kadriukų. Štai taip atrodo pirtelė, visai faina. Toks atvaizdelis pro langelį. Už 3 valandų turiu skrydį, kurį bandysiu patekti. Tai greit pasipirtinam, pasikaitinam ir varom tiesiai į oro uostą ir tikimės, kad šiandien išskrisim. Trečias kartas tikėkimės, kad nemeluoja. Visai nesuprantu. Tokio gražumo vieta padaryta ant jūros kranto. Ten visur vat jūra matosi, čia baseinas. Taip, čia viskas priderinta. Ir nėra vietos, kur išsimaudyti jūroje. What the fuck? Kaip taip reikia? Panašiausia, ką radau į Baltijos jūrą, tai ir čia yra jūros baseinas. Tai va ten yra jūros vanduo. Tai čia lygiai tas pats vanduo, tik kad supilta į vieną vietą ir padarytas jūros baseinas. Nu ką, lipam? Nu ką, pasipirtinau ir pagalvojau, kad dabar būtų idealus laikas papasakoti jums savo planą. Taigi į kiekvieną kelionę, kurią aš keliausiu nuo 18 metų, aš ten planuoju pasidaryti po kažkokią tai tatuškę, nu grynai iš to šalies, kas labiausiai man įsiminė. Tai ant šitos rankos jau turiu pasidaręs va čia vieną tokią. Ir galvojau, čia Suomijoje iš tikrųjų tik tais turėsiu vieną persitimą, tai galvojau neverta darytis. Bet dabar jau, kai čia tiek laiko užstrigau, jau gaunasi, kad vos ne 3 pilnas dienas būsiu Suomijoje. Tai galvoju, nu galbūt reikia užskaityti jau, ne, kad būsiu iš toj šaly. Tai jau dabar pasipirtinau, lėkiu tiesiai į oro uostą, bandau išskristi. Ir jeigu šiandien įtelpu lėktuvą, turėsiu dar 24 valandas Helsinkį, per kurias ieškosiu tatų meistro, kuris man padarytų tatuškę. Tai ką, lėkiam į oro uostą ir tikėkimės, kad trečias kartas jau nemeluos ir išskrisiu. O jeigu neišskrisiu, tada tatuškė atskris pas mane. Jo, šiaip įdomus dalykas su Helsinkiu, kad čia netgi bomžai atrodo išsilavinę ir normalūs, inteligentiški prie eurų vyrai. Va tarkim, žmonės tas bičas su savim tiesiog bazarina, bet nu atrodo realiai kaip Lietuvoje būtų jau aukštesnioji klasė, bet nu čia bomžas išprotėjęs, kuris su savim šneka. Arba galbūt čia yra tiesiog tipinis suomis, nes šiaip suomiai keisti labai. Nu ką, aš vėl čia, Helsinkio oro uoste. Trečias bandymas. Let's go! Aš jau kiekvieną dieną tiek tampausi, kad kaip namuose jaučiuosi visiškai. Ne, nu jau kad užėjau į duty free. Ką turiu padaryti? Apsiforminau. Eilinis persirengimas tualetė į gražius rūbus.
Nes ir kitaip neišskrysiu. Tikėtina, kad ir taip neišskrysiu. Nu ką, prasidėjo laipinimas, žmonių visai nemažai. Už 15 minučių bus aišku, ar šiandieną skrendu į Bankoką, ar skrendu į tatų saloną. Norėčiau iš tikrųjų į Bankoką labiau. Nu what the fuck, nuleisti išskrisdavo iš 3 karto. Nu gerai, neturėjau pakankamai prikaupęs karmos, kad išskrisčiau iš 1 karto, okei, iš 2 karto, nu gerai, nu bet iš 3. Nugi 3 kartas nemeluoja, nu turiu išskristi jau šiandieną, nu tikrai, nu prašau. Po tų 2 neišskridimų jau net nebesitikiu, tiesiog jau tokia rutina, kad ryte atvarau, pabandau išskristi, nepavyksta, varau į Helsinkį. Vėl atlėkiu, vėl pabandau, vėl nepavyksta, vėl varau į Helsinkį. Yeah? Let's go. Thanks so much, because I was waiting for yesterday and we did it before yesterday. Yeah. So day number 3rd 3. day, yeah. So Okay. it was perfect. Thank you so much. Let's go, hebra. Nu ką, tatuškės nėra, bet bilietas yra. Let's go, let's go. Viskas jau sėdžiu lėktuvę, žiūriu čia vat filmą kažką, taip vat hebros, pirmą kartą su tokiam dideliam lėktuvės laik būdavau su mažiukais, tai visai prikolas. Čia dar ir pašėrė mumis, nu visiškai prabanga, galvau, alkanas skrisiu, tokio pašarėlio priderino, nu pasakėlį iš viso čia. Jau skrendam kokias 3 gal valandas, 4 valandas, 3 sakyčiau va. Jau skrendam kokias 3 valandas, jau biškis suvenytę skauda iš tikrųjų. Atsibaudau iš tikrųjų skristi, atėjau biškį tulį, galvau pasienterteininti su save. Esat matę, kur tik tokia tas fintas, kur tipo primeta čia tualetinio popieriaus ir tada paspaudžia nuleisti ir tada visus rolonas išsivinioja. Žinau, kad čia nėra taip gerai daryti, nu bet man trūksta veiksmo, reikia pamėginti. Aš tai manau, kad neveiks iš tikrųjų. Nu ką? Bandom. 3, 2, 1. Šūdas. Pakritau pamiegoti. Kol miegojau, atnešė pusryčius į lovą. Štai turim kažkokį tai kažką atsigerti. Skanaus. Viskas, aš jau tai. Varau dabar čia susiforminti, reikės visas visokius atvykimo dokumentus. Nu čia bus dabar ir tokių reikalų. O realis laukia ne kažką. O koks pirmas dalykas, ką darysiu? Susitvarkęs dokumentus? Teisingai. Pašikt. Praėjau pasų kontrolį, viskas tvarkingai. Pirmas experiences, pasų kontrolį taicas sėdi, tikrina vizas, dokumentus, viską. Ir tuo pačiu metu šonė ragelį pasidėjęs tiesiog daug žaidimuką vienu metu. Bet jau kupakas yra, nedingo. Jau kupakas nedingo, jau matau, kad gera kelionė bus čia. Eiktų, na tik iš jau jaučiu kaip karšta čia. Neįmanoma, reikia persirengti kuo greičiau. Su tom savo pasipuošusiom ilgom kelnėm čia žiauru bus. Ir dar turiu problemą vieną, pas manęs čekinas į hostelį prasideda tik tais 2 valandą. Nuo 2 galiu čekininti. Dabar yra tiek. Nu ką, davai greitą persirengimuksą padarom ir galim lėkti jau tada kažkur mąstyti. Dabar čia su tik iš oro uosto išėjęs, žodžiu. Čia kur taksai laukia viską, tik iš oro uosto išėjus. Nu bet ką daryti, persirengti reikia, ne kažkada vis tiek. What the fuck, norėjau pasižiūrėti, kaip nuvažiuoti reikia su GPT, įsijungi GPT. Jie čia neturi čia GPT. O tai kaip jie čia gyvena, what the fuck? Kaip jie gyvena, jeigu neturi čia GPT, kaip tik manoma yra? Jau visas kiauras šlapės nuo prakaitų. Nežinau, ką man daryti dabar yra, nes aš turiu šmutkių belekiek, čekinas dar tik tais už 7 valandų vapšė. Net nežinau, turiu visų kupakus, tokiom amunicijom esu. Nuvarau dabar prie viešbučio, gal leis pasimesti man tas šmutkės, jeigu neleis, tada mąstysiu kažką vėliau. Driverio vardas yra štai toks. Pirmos 20 minučių Tailande labai komplikuota viskas, sakyčiau.
Bet sugaudys, viskas gerai. Nuo pat plažiavo driveriukas mano. Yeah. Okay, this I will take there. Yeah, okay. Karočiai, išlipau iš takso. Esu dabar čia prie savo to hostelio netoli. Toks veiksmas čia tiek visi važiuoja. Dabar yra 7:30. Kur jie visi varo tokį rytą? Kur man varyti reikia? In room. Turėtų būti labai arti. Kai man dabar tą gatvę čia pereiti, man čia tipo stovėt, kol praleis mane. Jau prasideda Tailando veiksmas. Kai man praeitą gatvę? Davai, bėgti reikia, ne? Reikės bėgti toj. Karočią. Eik tu, ir kaip praeitą gatvę? What the fuck? Dar tokių šūdų nematęs. Reikia man pereiti kažkaip. Močiutė, atėjo su manim kartu varau su jie aš. Aš bėgsiu, kai močiutė bėgsiu. Dar kol kas bijau biškį vienas. Aš tai eisiu, kai jinai eisiu. Vienas tikrai neisiu. Čia ištaškys mane gabalus. Opa. Let's go. Važiuojam. Eik tu, Ačiū. Let's go, pravarėm. Push. Žodžiu, nežinau, kiek čia kol kas bendrai filmavau, kiek čia bendrai gausiu to kontento, bet turbūt, kad vienas videkas jau bus išėjęs, tai dabar atvariau į Tailandą, esu kol kas Tailandė jau 2 valandas. Rašykite komentarus, kaip manot, kiek laiko užtruks, kol pirmą kartą apsividuriuosiu Tailandė ir kiek laiko užtruks, kol pirmą kartą susirgsiu nuo kondiškių. Manau, kad šį kartą video užbaigiu ir iki.